labai stipraus broko. Sveiki visi saldapirskiai, jūs nežinot. Aišku, jūs visko nežinot, bet to sužinosit. Mes jau pradėjom tvarkyti šitą patalpą. Aišku, nors nebaigė šitą pradėjom. Tai sunkiausias dalykas, ko jūs nematėte, tai buvo susitvarkyti, atsirūšiuoti daiktus ir įrankius. Nes keramikai yra reikalingi visokie, žinokit, įrankiai. Jūs galvotai, kad, pavyzdžiui, va, turit tokį štai daiktą, reikia išmesti, nereikalingas. Bet jūs taip negalvotumėt, jeigu užsimtumėt keramiką, nes čia puikiausia faktūra yra. Ir kaip sunku buvo atsisveikinti su kai kuriais įrankiais, kurie net nėra, pavyzdžiui, įrankiai. Nu, va toks va diržo kažkoks dalykas gražus. Ir viską mes išrūšiavom, pasilikom dabar, kas reikalinga, kas nereikalinga, tiesiog išsirūšiavom. Ir dabar kaip ir viskas jau spintelė nukabinta, čia iškraustyta, va čia pasidarėm tokią kaip ir glazūrom laikymo spintą. Tai čia visus susimažinom irgi visiškai tai, kas yra naudojama. Tai dabar mūsų planas yra visas sienas padengti moliu, taip pat ir lubas bandysim dengti ir kad galėtume padengti moliu, tai mums reikia dar šiokius tokius dalykus, čia išsilupti šitą, bet turim tokią bėdelę. Mes dabar sugalvojam, kad nenorim radiatoriaus čia turėti. Ir nenorim, kad jisai matytųsi, bet mes nenorim jo visiškai atsijungti, nes gal kada šildysimės, nes jie kuo puikiausiai yra veikiantys, yra kieto kuro katilas ir galima pakurti ir čia veiks, bet kadangi čia bus mūsų krosnelė, bajoriška tokia, tai mes norėsim ją kūrenti, tai radiatoriai, žiūrėkit, dabar biškiuką man nėra logikos, čia dega ždinukas, o čia radiatorius, nesąmonė. Tai galvojam, kad reikia čia uždirbti, kad čia nesimatytų. Tai va, ir tada begalvojant supratom, kad jeigu čia daromės, tai mums čia reikia pasidaryti tokias kaip ir slaptas dėtuves laikyti gipso formom. Nes gipso formos, jos yra mums reikalingos ir jos labai negražiai atrodo, žiūrėkit kaip. Kur jas laikyti bus galima. Va, jos visos yra reikalingos ir per laiką bus dar daugiau. Tai va, čia tokia pasidarysim slaptą dėtuvę, o čia džiovinimo lentynos keramikos. Tai va, dabar biškiuką ginčiojamės, neturime tos medienos tokios, kur galėtume bilikabelį kaip daryti. Ir Vaižgantas šitus saugojo, šitus va, žiūrėkit, 14 ant 8, neduoda. Aš sakau viskas, aš tikrai jau iš tų darysim lentynas ir jisai neduoda. Ir esam, kas siūlėm, už tai nori žaisti. Tai va, bet aš jau įkalbėjau, panaudosim šitus, pasistorinsim dar daugiau va. Taip va, pasidarysim tokius balkius. Ir čia bus lentynos plotis, o paskui pačias lentynas iš štai tokių balkiukų. Tai aišku, 3000 reikės viską nusišveisti, pasidaryti, kad būtų gražiai, kad jau nebereikėtų ardyti. Tai va, mes einam dirbti, o jūs einat žiūrėti. Tai buvo Gandžio citata. Tu pats turi būti tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje. Tai jau tikrai. Kiti pokyčių nesukels. Ivas Dubrėjus atsilošė savo giliame kresle ir susikėlė kojas ant darbo stalo. Man patiko sumišę odos ir senų knygų kvapai. Ši vieta taip dvelkia ir tą dieną, kai po mudviejų susitikimo pasakojau Dubrėjui apie save. Švelni vakaro šviesa pritemdyta aukštųjų sodo medžių pabrėžia anglišką kambario atmosferą. Kaip įprastai, Dubrėjus sukolė dukus burbono taurėje. Esu įsitikinęs, kalbėjo jis, kad bet koks pokytis turi kilti iš paties žmogaus, o ne iš išorės. Tavo gyvenimo nepakeis nei kokia organizacija, nei vyriausybė, nei naujas viršininkas, nei profsąjunga, nei naujas sutuoktinis. Beje, pažvelk į politiką. Kas kartą žmonės ką nors išrinkdavo tikėdamisi, kad jų gyvenimas pasikeis, ar taip nutikdavo? Prisimink Mitteraną 1981, Širaką 1995, Obamą 2008. Kas kart rinkėjai nusivildavo ir imdavo manyti, kad apsiriko, pasirinko netinkamą žmogų. Bet iš tikrųjų ne kandidatas kaltas. Tiesa ta, kad niekas nepakeis tavo gyvenimo, tik tu pats. Kaip tik todėl savo likimą reikia stverti į savo rankas. Žinai, aš manau, kad Gandžio mąstymas pranoko pavienių žmonių asmenines nuostatas ir lūkesčius dėl pokyčių. Manau, kad apie visuomenės permainas, kurių visi troško, jis kalbėjo apskritai ir tikriausiai norėjo pasakyti, kad kur kas geriau pačiam eiti nepramintų keliu ir būti pavyzdžiu kitiems, negu tik smerkti ir kritikuoti. Taip, sutinku, mintis įdomi, bet vien dėl to, kad tapsiu harmonijos įsikūnijimu, įmonėje man keliami reikalavimai nepasikeis, o viršininkas nepradės manęs gerbti. Ne, iš dalies pradės. Jei kankiniesi dėl to, kad viršininkas tavęs negerbia, tai tikrai nesitikėk, kad jis ims ir pasikeis. Tu pats turi įkvėpti pagarbą savo asmeniui. Pamąstyk, ką turėtum pakeisti, kad pelnytum daugiau pagarbos. Galbūt reikėtų kitaip bendrauti su kitais žmonėmis, kitaip kalbėti ar pateikti savo rezultatus. Galbūt neturėtum nuleisti negirdom nemandagių pastabų. Beje, nedori vadovai nuolat naudojantis psichologinį spaudimą, ramybės neduoda ne kiekvienam sutiktam bendradarbiui.
Savo auką jie pasirenka neatsitiktinai. Negi dabar sakysite, kad persekiojama auka pati dėl visko kalta? Ne, aš taip nesakau. Žinoma, tai ne jos kaltė ir netgi negalima teigti, kad jis skatina tokį elgesį pati to nesuvokdama. Ne. Aš tik sakau, kad jai būdingas tam tikras elgesys, dėl kurio toks persekiojimas tampa įmanomas. Aukos budelis jaučia, kad užsipuolęs tą žmogų sugebės jį paveikti, o su kitais to padaryti galbūt ir nepavyktų. Tai siaubinga. Taip. Ir kodėl žmonės tampa aukomis? Tai sudėtinga. Priežasčių gali būti keletas, bet svarbiausia jų be abejo savigarbos stoka. Jei žmogus nepakankamai suvokia savo vertę, sielos gelmėse jis turi silpną vietą. Ir kai kurie nedorėlėje, kaip man aptinka. Jiems belieka spustelėti ten, kur skauda. Man staiga ėmė trūkti oro. Gal būtų galima įleisti gryno oro? Dubrėjus atsistojo ir plačiai atvėrė langą. Į kambarį plūstelėjo gaivus, drungnas oras, dvelkiantis medžių drėgme ir raminamais vasaros vakaro kvapais. Buvo girdėti, kaip aukštų platanų tankmėje tyliai čirpūja paukšteliai, vos girdimai šlama didingos 100-mečio kedro šakos. Aš galvoju, manau, galbūt man šiek tiek stinga savigarbos. Tai nereiškia, kad aš savęs nemyliu, visai ne, beje, jaučiuosi normalus, bet teisybė, priekaištai ar kritika mane lengvai išmuša iš vėžių. Aš irgi taip manau. Kitą kartą skirsiu tau tokią užduotį, kad sustiprėtų tavo savigarba, pasitikėjimas savimi, kad taptum dvasiškai stipresnis. Suabejojau, ar negeriau būtų buvę patylėti. Grįžkime prie temos. Tikiu, kad žmogui tobulėjant pačiam, pasikeis ir jo vadovo požiūris bei elgesys, tačiau įvykiai įmonėje ir toliau klostysis po senoviai. Sakykime taip. Tam reikia gebėti tinkamai bendrauti. Bet esu įsitikinęs, kad galėtum įtikinti savo vadovus, kuris nuolat skundėsi, pakeisti nuomonę tam tikrais klausimais. Turėtum pasistengti juos paveikti ir inicijuoti teigiamų pokyčių. Tai ne taip paprasta. Taip sakai todėl, kad dar nežinai, kaip pasiekti tokį tikslą, bet tai nėra neįmanoma. Be to, juk jeigu padėtis tikrai nepakenčiama, galima tiesiog pereiti į kitą įmonę. Kad žinotum, kiek daug žmonių nepatenkinti savo darbu, jie skundžiasi, bet vis tiek jo nekeičia. Žmogus bijo permainų, naujovių. Dažniausiai linkęs likti jam įprastoje aplinkoje, kad ir labai nemalonioje, o neatsidurti naujoje, menkai pažįstamoje situacijoje. Tai Platono ola. Platonas rašė apie žmonės, gimusius labai tamsioje oloje ir niekada iš jos neiškėlusius kojos. Ta ola buvo jų pasaulis. Nors ir niuri, ji buvo jiems įprasta ir teikė saugumo jausmą. Jie atkakliai nenorėjo išeiti į lauką, nes nepažindami išorinio pasaulio įsivaizdavo, kad jis priešiškas, pavojingas. Todėl jie taip ir nesužinojo, kad toje nepažįstamoje erdvėje iš tikrųjų buvo tiek saulės, grožio, laisvės. Šiandien daugelis žmonių patys to nesuvokdami gyvena Platono oloje. Jie mirtinai bijo nežinomybės ir atsisako bet kokių pokyčių, galinčių kaip nors paveikti jų gyvenimą. Jie kupini idėjų, planų, svajonių, bet niekada jų neįgyvendina, nes juos varžo daugybė nepagristų baimių, nes jų rankos ir kojos sukaustytos antrankiais. Tačiau raktą nuo tų antrankių turi tik jie patys. Jis tabaluoja jiems ant kaklo, bet jie niekada jo nepanaudos. Manau, pats gyvenimas yra nuolatinės permainos, judėjimas. Nėra prasmės kabintis į esamą padėtį. Sustingia tik mirusieji. Reikia ne tik priimti pokyčius, bet ir patiems juos sukelti, kad galėtume tobulėti mums tinkamą linkme. Dubrėjus įsipylė lašelį burbono ir įmetė keletą ledukų. Šie džiaugsmingai skimtelėjo jo taurėje. Giliai įkvėpiau pro langą srūvančio gaivaus ir kvapnaus oro. O dėl permainų tai labai norėčiau pakeisti vieną dalyką, bet man niekaip nepavyksta, nors tai susiję tik su manimi. Mesti rūkyti. Ar galėtumėte kaip nors padėti? Galbūt. Papasakok daugiau. Kodėl nori mesti? Dėl tos pačios priežasties kaip ir visi, tai bjaurastis, kuri pamažu žudo. Gerai, na ir kas tau trukdo mesti? Visų pirma, jei atvirai, rūkyti man patinka. Sunku apsieiti be ko nors, kas tau malonu. Šito man trūktų, ypač susinervinus. Cigaretė man padeda nusiraminti. Gerai, tada įsivaizduok, kad esama ir kito labai gero, labai malonaus produkto, kuris be viso kito dar ir padeda atsikratyti įtampos. Gali jo vartoti, kada tik panorėjęs. Įsivaizduok. Gerai. Ar tada lengvai mestum rūkyti? Aha. Tavo atsakymas nelabai įtikinamas. Labas rytas, Aldapirskiai. Tai mes šiom dienom tik tai ruošiamės. Bele kiek visokių pasiruošimų buvo nusišveisti, nusilakuoti, pasiruošti sienas, dar daugiau viską išsivalyti, apsitvarkyti. Ir štai dabar toks rezultatas. Tai vakar vakare jau išsikrovė baterijas iš tikrųjų, žmogiškosios ir nebesinorėjo ten dasibaigti, bet šiandien Vaižgantas dabaigs. Ir bele kaip gražiai atrodo siena. Jis dar aišku, čia yra šlapia labai. Ir Vaižgantas šiandien žada tą sieną biškį dar, kai jinai apstingsta, reikia su šlapiu tokiu būdu ją pritrinti. Tai dar čia reikia pritrinti. Tai man jau pavyko pasigaminti visiškai visas detalės spintai, ne spintai, lentynai. Ta lentyna bus tokia 3000 sunkiai, ten 100 metų laikys ir gal 500 metų. Tai jinai čia bus per visą beveik šitą sieną ir dar kai ko mes neturim. Mes neturim dar sugalvoję, kaip užslėpsim radiatorius, nes kurį laiką mes jų tikriausiai nenaudosim. Tai, bet tas dalykas ateis, tokiu, žinot, būdu, kai vieną dieną paimsi ir atrasi kažkokią dalyką, medžiagą ir sugalvosi. Svarbiausia yra pradėti. Dabar pradėjom
ir viskas vyksta. Tai Vaižgantas šiandien turi tokį planą pabaigti šitą sieną, dar va šitą sieną, kur yra užbaigti, ir lubas. Ar jam pavyks, neaišku, o aš varau glazūruoti, man šiandien glazūravimo diena ir gal dar vakare kažką pavyks čia paveikti. Tai va, varom darbautis. Rašo laiškus bliuzo žinovai, sako Dariau, kodėl ne bliuzą rašai. Moderniojo džiazo atstovai, negerai, negerai. Tarpdisciplininio meno kūrėjai sako Dariau, tu ne meną darai. Stipriojo alaus mėgėjai, negerai, negerai. Estetinio blambavimo specialistai sako Dariau, tu šypsais negražiai. Zarasų kultūros centro artistai, negerai, negerai. Sveikos gyvensenos entuziastai sako Dariau, tu maitinies negerai. Gėjai nėra pederastai, negerai, negerai. Tradicinių šeimos vertybių gynėjai sako Dariau, tu gyveni negerai. Jų giminės ir artimieji, negerai, negerai. Vestuvių piršliai ir stalų komendantai sako Dariau, tu geri negerai. Vežliukai minzės yra mutantai, negerai, negerai. Netyčia. Man rašo laiškus pikti vegetarai,
iki žiauriai. Eina savo, nu netyčia. Kol jis moterų nepažinojo, jis galėjo savo ramiai gyventi. Kol jis moterų nepažinojo, jis galėjo savo ramiai gyventi. Kai tik pasitaikė proga, dėl batelių pardavė Van Gogą, jam tikriausiai tupi mūza ant peties. Kol jis moterų nepažinojo, jis galėjo savo ramiai gyventi. Kol jis moterų nepažinojo, jis galėjo savo ramiai gyventi. Jo prabangus rinkiniai bokalų dabar stovi vietoj pisuarų, jam tikriausiai tupi mūza ant peties. Kol jis moterų nepažinojo, jis galėjo savo ramiai gyventi. Kol jis moterų nepažinojo, jis galėjo savo ramiai gyventi. Dienos pašilusiai, ilgos lenktynės, ieškant žadėto, laikino būsto. Dienos kaip knygos, vienoj lentynoj, kas gi rūstybės, į jas tiek pripūsti, kas išdalino gyvenimo grožį. Sveiki visi. Jūs turbūt nesuprantat, kaip čia tie darbai vyksta. Tai viduj namo, tai laukia, tai dar kažkur. Mes naudojamės, žinokit, galimybę, kai nelyja, kai oras geresnis, laukia pasidarai kažką, kai prastesnis oras, tada kambarį, kai reikia spausti su keramika, spaudėsi su keramika. Dabar žiūrėkit, dar jums keramikos nerodau, aš per tos vlogus vien tik tai rodau sodo darbus, keramikos dirbtuvių darbus, bet neparodau, kad ir su keramika pilnumoje vyksta veiksmas. Tai lentynos, žinokit, yra nukrautos gaminių darimo, žodžių džiovinimo ir panašiai. Va, čia nauja linija gaminių, turiu tokį didžiulį užsakymą, bet turiu ir bėdų su tuo užsakymu. Žodžiu, kažkas nutiko krosniai ir, žodžiu, išmušė man programą ir dabar nežinau, ar su spyruoklėm bėda, ar kažkas, tai biškį tokio gero broko gavau va tokio labai stipraus broko
Šito nesitikėjau, nes galvoju, va, galėsiu kieme pasidarbuoti, darbai džiūsta, viskas čia gerai dega, iki glazūravimo turėsiu šiek tiek laiko. Ir va, skubos darbą velnės neša ir kažkas keramikos krosniai. Takšt, programa įsimušė ir nežinau, kas nutiko. Tai ten dar netvarkiau, nežinau, gal su kita krosnim degsiu. Tai, kas buvo užsakyta su vardiniais tekstais, teko perlipdyti, tai perlipdžiau, dabar džiūsta. Tai vėl turiu kurį laiką, kelias dienas padirbėti, kol išdžius, kol prasidės visiškai vėl glazūravimai ir nebegalėsim čia dirbtis. O visa vasara ši yra paskirta, žinokit, darbam, kad galėtumėm rudenį smagiai gyventi, kad nebereikėtų rudenį ten į namą parėjus daryti ten tos savo visus gyvenimo pokyčius. Tai žiūrėkit, koks dabar sumanimas. Čia yra irgi terasa daryta prieš, nežinau, dabar 3-4 metai gal. Ir žodžiu, čia turėjo būti, iš pradžių buvo tokia ilga terasa, bet paskui sugalvojom šitą pastatą pastatyti, nes nusipirkom kubilą ir čia buvo mūsų kubilinė, bet tada, kaip jau žinot, netilpau su glazūravimu, tai nusprendėm čia pasidaryti glazūravimą, nes patogiau iš namo, o kubilinę pasidarėm ten toj šiltnamį. Ir taip atvinguriuoju su ta mintim, kad kada nors susijungs glazūravimo patalpa su keramikos patalpa ir tada viskas galų galiai gaus vieną pasjansą. Ir gavosi taip, kad čia buvo impregnuota, nebuvo čia su kažkokiu labai šūstru impregnantu impregnuota, bet toks baltas impregnantas ir jisai nebuvo aliejinis, jis buvo toks vandens pagrindo ir jisai nusilupo čia per tiek laiko. Viskas būtų gerai su to nusilupimu, bet bėda yra ta, kad kaip ir su glazūravimo patalpa, čia padirbi, viskas, kas tos dulkės kyla, jos yra labai smulkios ir tu iš čia eini per kambarį, neši tenai, iš čia eini ir žodžiu taip gaunasi, kad tu tų dulkių visur čia prineši ir būna 3000, o dar pernai čia viską atsimenat, mes šveitėm, kai virtuvinį darėmės, taigi buvo wow, 3000 buvo. Tai žinojau, kad jau čia kažką darysiu, tai nusprendžiau, kai atsilaisino šiek tiek laiko, galvoju, paimsiu, impregnuosiu ir bus ramu. Ir jau čia taip viską pasidariau vakar. Čia jau viskas išravėta, padaryta naujai šitas, kad būtų lengva pjauti su žoliapjove, kai privažiuoji, čia toksai kaip ir laiptukas. Ten man buvo, negyveno tokie augalai, tai teko padaryti, kad gyventų, vienadienės visada gyvena, tai čia sužels į tokį didelį vieną auglį ir galės augti. Tai va, ir dabar grindys. Galvoju, čia viską pasidariau, jau varau dažyti. Ir žiūriu, čia tai gerai, čia tai viskas gerai. Pasibandžiau, aš tą dažą turiu irgi tokį rudą, galvojau virtuvinį pernai impregnuoti, bet tada persigalvojom dėl spalvos per tamsi. Tai galvoju, darom tą tamsią spalvą čia. Ir pasibandžiau kitoj vietoj dažus, žiūriu, kad jeigu lieka tokių dalykų, tai tas dažas, tas aliejus, nes ten aliejinis pagrindas nepersigeria per šitą. Tai dabar galvoju, greitai prašveičiu, bilikai, nušluoju ir impregnuoju. Ir bus ramu. Ir bus šita vieta, jau žiūrėkit, pilnai sutvarkyta, kol kada nors viskas pavirs į vieną didelį molį. Tai tiesiog norim eiti aplink namą ir pasibaigti visas tas nebaigtas vietas. Užkaito truputį šlifuoklis, bet nieko, visai normaliai čia nusišveitė ir dabar tokia bėda. Negaliu. Blemba, taip gražiai atrodo, aišku, čia yra papuvę, čia buvo senas lentos, iš vis irgi iš senų grindų ir nebuvo tokios minties, kad čia gyvenimą pašvęsiu keramikai ir, žodžiu, visus namus išgriausim, darysim, galvojau, tiek to, nesiplėsim, čia nedarysim, tiesiog savo malonumui, užteks tų dirbtuvių ir netikėjau, kad čia aš išeisiu ir iš to Merakį ir kad kažkaip vis tiek vesiu kažkokiais keliais save į keramiką. Ir dabar esam su Vaižganto abudu užsikrėtę tą keramiką tiek, kad norim visiškai viską pakeisti. Tai va čia, kai darėm šitą, tai aš dar netikėjau, kad trečią kartą teks išgriauti ten namus, kad ne tai, kad išgriauti,
bet galų gale ateiti į tą vidinį jausmą, būti taip, kaip jauti išoriai per savo vidų. Ir čia atsimenu, dažiau baltai, todėl, kad turėjo tikti prie mėlynai balto namo, tai viską dažiau taip, kaip kad tiktų. Nors širdie aš nebūčiau dažiusi medžio baltai jau tuo metu, bet, žodžiu, juk nepradėsi dar kartą remontuoti namų, kai viskas suremontuota. Ir jau turi derinti prie to, kas yra. Ir tada kažkaip šitas, dabar nušveičiu ir jaučiu, nesąmonė. Negaliu, tiek dabar įdėjau vėl darbo, aišku, čia šitą terasą 100 metų nelaikys, bet eina savo, galvoju. Yra dar ąžuolo spalvos impregnanto, ten toksai irgi virtuvinį buvau pirkusi ir kažkaip gavosi taip, kad vėl netiko, man atrodė, per tamsitą spalvą. Tai dabar, nežinau, ar užteks čia, bet šitą dalį tai tikrai ąžuolo spalva darysiu, o kaip ten tą kitą dalį nežinau, pamatysit, kaip bus. Ir dabar galvoju, kaip gali atrodyti keistai jum, kas stebit mus jau 2 metai ir kaip čia mes nieko vis nesusitvarkom. Tai jūs nežinot, tas viduje, galvoje susitvarkymas, jis jau yra įvykęs, jau turbūt 4 metai eina, kai tas visas virsmas vyksta. Ir kai priimi tą sprendimą, kad viską keisi, tai kad tu galėtum viską pakeisti, chaosas tavo galvoj, chaosas tavo išoriai ir tik tai tu vienas, šiuo atveju mes su Vaižgantu žinom savo tikslą ir žinom, kaip viskas čia į ką pavirs ir savotiškas tas video dienoraštis, kaip visa tai virs iš šiukšlynų, tokių iš to netinkamo gyvenimo virs į tai, ką pamatysit ateityje. Tai čia toks kaip ir įkvėpimas ir savo, ir jums, kad bet kada gali keisti savo gyvenimą. Ir buvo labai sunku nuspręsti, kad dabar čia viską tikrai išgriausim. Čia ne tik tai, kad ten po visų merakį remontų, po 2 aukšto remonto, po naujų ten tų dirbtuvių staigiai įsirengimo, čia buvo likę tik tai kiemą apsitvarkyti, kad mes viską išgriausim, persodinsim augalus. Žodžiu, visiškai grįšim į tai, negrįšim, o tapsim tokiais, kokiais norim būti. Nes dar atrodo, dar ne 100 metų, dar gali pradėti iš naujo gyventi, gali nuo nulio pradėti. Ir kažkaip tą nuo nulio mes pradedam. Ir man labai patiko knyga vienas dalykas, gal rasiu čia pridėsiu, tai gal ir jum jinai padėtų. Tai tenai labai yra aiškiai sakoma, kad reikia susidėlioti savo tikslą taip, kad tu į jį po truputį judėtum. Net jeigu, tarkim, atrodys, kad kortelė prisipildi, šakės. Tai koks ilgio bus vlogas 3000 tada. Tai baigiam ties tuo, kad kalbėjau apie knygą vienas dalykas. Tai net jeigu atrodo tau pačiam ir aplinkai, kad tu kažką darai, keiti darbą, keiti veiklą, keiti gyvenimą, vyrą, šeimą, bet ką, kad tai yra kažkas nesuprantamo ir kad tu kažkokią darai didžiulę klaidą, bet tu vis tiek giliai širdį žinai, kad tu judėjai tikslą, tai tu susidėlioji tuos visokius dalykus į taip savo gyvenimą, kad viskas eitų į tą vieną tikslą, nors tu, tarkim, nežinau, nori daryti keramiką, bet prieskonius pardavinėjai, bet už tuos parduotų prieskonių pinigus tu perki molį, suprantat? Ir taip toliau. Ir čia taip gaunasi tiesiai per aplinkui, kad tu tai darytum. Tai ir mes su Vaižgantu esam tokį pasidarę šį planą, jau gana ilgą laiko tarpą, kad tikėtum tuo savo dalykų ir kartais nebūna taip lengva viską padaryti. Kartais tu perdegi, kartais tu pervargsti, nuo daug dalykų atrodo tas tikslas taip toli ir kartais net pamiršti truputį pasimėgauti tuo, ką tu turi, bet tas būna retai, mes dažniausiai visada pasimėgaujam. Ir tas dalykas yra 1% į priekį, judėti 1% į priekį. Ir prieš 4 metus tas 1% buvo nematomas. Prieš 4 metus jis buvo visiškai nematomas. Tai reiškia, tai atrodė labai keista. Dirbi kažką, meti, eini saulėlydį žiūrėti. Eini saulėlydį žiūrėti, 4 valandas laiko sugaišti, pasivaikščioti, saulėlydį žiūrėti. Ir tai atrodytų tai visiškai tolimas nuo tikslo ir čia yra kažkokia nesąmonė, čia kažkokia visiška nesąmonė, kaip tu pajudėsi į priekį. Bet tuo metu, kai tu tas 4 valandas skiri savo sielos gaivinimui, savo
saviugdai, gydaisi gamta, būni gamtoj, tai tu augi greičiau, negu galėtum augti gluždamas nemėgstamam darbe. Nemėgstamas darbas daro žmonės piktus ir nelaimingus. Mes taip kartais neturim galimybių iš to greit išeiti, bet tu gali išeiti susidaręs planą, kaip išeiti per metus, per 2, per 5, galų gale per 10, bet susidaryti tą planą ir judėti į priekį 1%. Tai čia toksai, jeigu kažko nežinot, ką daryti, tai aš galiu drąsiai patart, kad reikia judėti bent 1% ir tu pajudi toliau, negu tik tai svajodamas. Yra tokia Ezopo pasakėčia, zuikis su vėžliu ėjo lenktynių ir zuikis pasijokė iš vėžlio, sako, ką aš čia su tavim lenktyniausiu, tu toks lėtas. Tai kol jie pradėjo lenktyniauti, vėžlys aišku lėtai pajudėjo į tikslą, o zuikis rūko ir sugalvojo, ką tas vėžlys toks lėtas, aš gal prigulsiu, pamiegosiu truputėlį ir tada varysiu toliau. Ir pramiego zuikis. Ir laimėjo vėžlys, nes vėžlys ėjo lėtai ir užtikrintai į savo tikslą. Tai jeigu mes kiekvienas eisim lėtai ir užtikrintai į savo tikslą, mes galim pralenkti netgi tuos, kurie kažkur labai greitai šaus, bet greitai gali ir kristi. Tai tokia atvirumo valandėlė, tikiuosi skersinis jau atvėso ir reikim daryti, ką labiausiai mėgstam, nes dar toksai yra pamokymas, nežinau, čia tų nušvitimų reikia jum ar ne, bet žodžiu, kai darai tai, ką nenori, tu neturi energijos. Ir jeigu jaučiat, kad neturi energijos kažką daryti ir atrodo net negali iš lovos atsikelti, tai pažiūrėkit, gal galite padaryti kažką tą dieną, ką norit daryti ir tada energija ateis. Paskutinis mamutas čia įšala žemėj, mano iltys per trumpus akys, per senos archeologai sapnuoja tamsiom naktim mane. Iš šunys surskėja, laja man amžina nemiga. Aš pamiršau, kaip kalbėti mamutų maldas. Ir nėra nieko, kas galėtų priminti man jas. Nes mano brolių skeletai musėjuose dūka. Aš norėčiau numirti, bet mano šonai nepraleidžia kulkų. Aš paskutinis mamutas, taip ilgai jau buvau. Ir vienas Dievas, tas žino, kaip aš pavargau. Aš pavargau. Aš pavargau. Aš pavargau. Gražuoliukas.
Atsisuk. Atsisuk. Prasižegnot reikia, kad būtų viskas gerai. Nu, va, kaip gerai. Kasulį numesk. Ką numes? Ko aš žinau, ką nors. Tu juokingai kaip atrodai su tais batais ir tais rūbais. Ačiū labai. Labuotis. Labuotis. Kačiukas ateina. Kanalų. Toj vietoj. O kodėl jie iš vis nutrūksta, kodėl jie užsiteršia? Labiausiai erzinantis ir užknisantis dalykas yra remontuose tų daiktų perkraustimas iš vienos vietos į kitą, 3000, žiūrėkit. Čia dabar vėl rūšiavimui yra nešama, spintelės atsisakomos ir žiūrim, ar veikia elektra. Ne, neveikia. Yra išjungta dar tenai, turbūt nenustūko. Nes, žiūrėkit, buvo čia įdėta į spintą elektra ir dabar kokį nors reikia šūdą jungti ir kokią valandą laiko tiesiog vienoje vietoje knisiesi ir veikia, tebūnė šviesa. Tai žodžiu, ir paskui viską knisies, bet dabar jau jungtukas tenai ir mes čia tokią sienelę darysim, tai sienelę darysim iki jungtuko jaučiu. Žodžiu, tai dabar dar šitą iškraustėm, čia dar buvo spintelė, dabar šitas lentynas nuims ir jau galėsim čia pereiti prie to, bet nėra nei kur kojas pasidėti. Bet vis tiek, aš einu ant tvarkymosi, dar liko vieną kartą duris perdažyti, bet žodžiu viskas vienu metu. Kartais būna toks jausmas, kad, žinot, buvo toksai realybės kažkoks šou prieš daugybę metų, amerikietiškas, kur per savaitę laiko pastatydavo namą, žodžiu, nugriauna namą ir paskui pastato namą. Tai va kartais taip jaučiuosi, kad labai greit mes viską darom. Sveiki visi saldapirskiai. Mes biški esam saldapirskiai. Žiūrėkit, sugebėjom netokias jungtis nusipirkti. Pasimatavom čia, viskas ok, galvom, čia va užsimauna viskas, o kad ten giliau užsimauna, kažkaip nepaskaičiavom. Iš to džiaugsmo, kai šitą krosnelę vežėmės, kažkaip netaip pasiskaičiavom. Tai nusipirkom šitą jungtį, dar va šitą ir mums čia viskas netinka, tai nesmė. Pradėjom ieškoti pačio kamino lauke ir jis mums, žodžiu, nėra tokio. Tai dabar reikės viską perkontempliuoti ir tada kažkaip sugalvoti čia. Sugalvoti. Tai galvojau, kad šitam epizode pavyks parodyti pradžią, dėstymą ir pabaigą, bet dabar buvo pradžia, dėstymas, o pabaiga dar nėra pabaigos. Pabaiga laukia, sienos laukia, kraustymai vyksta vėl iš naujo per visus kambarius, dažymai. Žinokit, bleba apsimoka dažyti. Ant kiek gražiau atrodo, tik kad reikia 5 sluoksnius dažyti, kol nusidažo rėmai. Tai va,
čia pasidarėm skylę, su skylė vėl tokie niuansai. Reikės kaminą valyti iš lauko. Va, čia vietos nėra daug, taip iš apačios valyti. Tai čia gal reikės tokią išimamą terasą daryti, bet žodžiu, 3000. Čia pas mus, jūs nežinot, yra užsodintos labai gražios visokios gėlytės, čia dar yra atskirai medetkų, kokių čia tų gėlyčių yra, mes tiksliai nežinom, nes čia žydinti pievelė, taip tokia laikinai, tik tai šie metam. Džiaugiamės, kad pagaliau pabaigėm šitą visą dalyką ir čia, kai sauks vėja, kai čia viskas bus labai gražiai, tai bus 3000, pagaliau nebereikės čia ravinėti ir neperžels. Tai jau raganės viskas liuks, flioksai galės plėstis, nes čia būdavo daug plastiko visokio, kad žolė neaugtų, skalda ir ten buvo 3000. Tai dabar jau išėmėm, išlupom pagaliau. Vilkdalgiai mūsų pražydo, čia va fliuksynas auga, čia vis dėl to nesusitvarkėm, čia tai nefilmuokit tada, jeigu nesusitvarkėm. Čia labai fainiai jau žiūrėkit, kiek gėlių yra prinešta. Pomidorai, mūsų pomidorai nesilyginam su kitų pomidorais, jūs jau ten turit, jau ir vaisius gaunat, o mūsų va yra mažiukai, bet jie užaugs, jie bus, mes turėsim. Norėjau su jumis pasidžiaugti. Per tą laiką, kol jūs su mumis nesimatėt, mes šventėm gimtadienį. Mamytės gimtadienį, mamytei Smilgaitei Vitkutei sukako 17 metų. Įsivaizduojat, mamytė 17 metų, žinau, kad neduotumėt, sakytumėt, čia 1 metų katė, tokia jaunatviška. Tai aišku jaunatviška, mamytė labai šustra yra. Tai labai esam dėkingi visai visatai, kad mūsų mamytė 17 metų ir yra tokia faina ir tokia miela. Toliau, čia bačka vandeniui laikyti, dangčio reikia, bet dangti kada nors pasidarysim. Toliau einam pažiūrėti pievelę, nes jums pievelė labai rūpi. Aš žinau, kad rūpi, tai va žiūrėkit, kaip atrodo. Labai gražiai atrodo. Visa taip labai bus faina, kai čia galėsim pjauti. Ir jau yra pradėję irgi dygti augaliukai. Visokių matosi yra ir tokių lapelių, ir tokių. Bele kaip laukiam, kas čia bus. Toliau, čia jau yra šita teritorija sutvarkyta. Tai dabar žinokit, kaip paprasta yra. Čia vat hortenzijų tokia alėja bus ir dabar bus taip paprasta. Tiesiog ateini su tokiu kauptuku, prakauptuoji į savaitę kartą ir čia galės viskas labai gražiai augti. Toliau terasa. Žiūrėkit, terasa jau vėl yra pagal paskirtį naudojama, vėl visokie pirmyn atgal nešamės. Tai terasa labai džiaugiuosi. Ir jinai dabar tokį vieną gauna pasiansą, kai iš virtuvės į čia žiūri, tai virtuvė visa tokios spalvos ir terasa tokios spalvos, tai labai faina. Ir kai čia kada nors viskas moliu nusiteps, tai tada bus dar gražiau. Bet planas yra dar impregnuoti vieną sluoksnį, kad būtų labai taip jau gerai. Tai va, tai galvoju, su jumis Saldapirskiai reikia atsisveikinti ir susitikti kitam epizode, kitam vlogė. Ir ten tikiuosi jau bus vynogė 3000 išaugusi ir labai tikiuosi, kad jau bus dar daugiau gėlių pražydusių ir labai tikiuosi, kad jau bus sienelė pagaminta ir darbo kambarys jau kokį, pasvajokim, 70% baigtumo. Ir labai ačiū visiems Contribee nariams, labai jums ačiū. Ir labai ačiū visiems, kurie dalinatės, komentuojat, sekat mus, palaikot mus ir džiaugiatės už mus. Dėkui labai visiems ir iki susitiksim Maksimoj.